Marijampolės aeroklubas įsikūrė 1977 metais ir aeroklubo profilis buvo parašiutų sportas, kuris išlikęs iki šių dienų. Pagrindinis mūsų profilis yra dabar parašiutų sportas. Aišku, prie to ultralengvųjų orlaivių pilotų sekcija, kuri taip pat atstovauja orlaivių sportą. Vaikų sklandymas dabar yra. Įsikūrė aerodromas Marijampolėje Tarpučio aerodrome tais laikais. Paskui 1990 metais dėl miesto plėtros mus perkelė į Sasnavos aerodromą ir mes čionais per 30 metų štai įkūrėm tokią bazę savo jėgomis ir įvairių partnerių jėgomis, savivaldybės pagalba, vykdydami įvairius projektus ir dabar turim labai neblogą aerodromą, neblogą infrastruktūrą, kuri leidžia vystytis aviaciniam sportui ir mūsų mėgstamam parašiutų sportui. Atėjus 90 metais buvo, kaip žinia, gan nelengvi visiems laikai. Tai ieškojom įvairių finansavimo būdų, Sekėm projektus, kur galima pritaikyti mūsų veiklą, aviacinį sportą, kaimo bendruomenėm poreikiam pritaikyti infrastruktūrą ir grynai bendraujant, kontaktuojant viešoje erdvėje, suradom Sūduvos vietos veiklos grupę, kuri siūlė šiam regionui mums prieinamus projektus. Mes jais pasinaudojom ir 2013 metais atrestauravom administracinį pastatą, kuris administruoja Sasnavos aerodromą. Vėliau pavyko sudalyvauti kvietime ir išasfaltuoti įvažiavimo keliuką į Sasnavos aerodromą ir tikimės daugiau projektų dalyvauti.